galbūt tave visą vaikystę kritikavo. Tu įsirašei savo galvą, esu nieko vertas. Integracija nereiškia, kad nuo šiol tu myli savo kritiką. Tai reiškia, kad tu supranti, iš kur jį kilo. Tu nustoji sakyti, aš to nekenčiu. Ir pripažįsti, kad tai tiesiog buvo tavo saugos mechanizmas, bet tau jo nebereikia, nebesi vaikas. Integracija nėra bandymas įtikinti save, kad trauma buvo kažkokia dovana, kad reikėjo, kad tai įvyktų. Tai nėra emocijų ištrinimas ir tai tikrai nėra ta akimirka, kai gali pažymėti dar vieną varnelę ir pasakyti, padaryta, daugiau nebėra ką veikti. Šešėlis netampa tavo draugu, kai apsimeti, kad jo nebėra. Jis tampa tavo sąjungininku, kai pasakai, žinau, kad tu egzistuoji ir dabar einame kartu. Laisvai cituojant Budą, kai Buda susitiko su blogio dievu Maru, jis nesipriešino. Jis tiesiog pasakė, senasis draugė, ateik išgert arbatos. Tai yra integracija. Ne kova, ne atmetimas, o pasisodinimas savo skausmo prie stalo.